Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praneckaitės bibliotekoje skolinsime ne tik knygas, bet ir daiktus. Ir vaikams, ir suaugusiems. Kaip matom, ant stalų yra labai daug vaikams įvairių edukacinių žaidimų, daiktų ir suaugusiems daiktai. Šiais daiktais skatiname tvarumą. Dabar yra toks aparačiukas, sakykime, gali žmogus pasiskolinti 14 dienų ir tą senieną, kur mes dabar nebeturim galimybės jau kur pasižiūrėti, galima persirašyti. Galima pasižiūrėti tam tikrus daiktus suaugusiems ir su gitara pagroti. Dabar kaip čia galima būtų pasiskolinti? Be abejo, vaikai negalės pasiskolinti be tėvelių, tam tikros sutartys ir jūs galėsite mūsų bibliotekos svetainę pasižiūrėti, užsisakyti. Ar yra Lietuvoje analogų? Ne, nėra analogų, mes esam vieni pirmieji, tai Šiauliai, Akmenė, Pakruojus ir Telšiai, mes to didžiuojamės, tačiau pasaulyje tai yra nemažai tokių daiktų bibliotekų Skandinavijos šalyse. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba projektą šitą ir Šiaulių miesto savivaldybė. Taigi, kviečiame į biblioteką pasižiūrėti, užsisakyti nemokamai ir naudotis daiktais. Daiktų bibliotekos daiktus ir su jais susipažinti galite mūsų Karolinos Praneckaitės viešosios bibliotekos svetainėje kpbiblioteka.lt. Ten matysite rožinės spalvos ikonėlę su daiktų biblioteka. Paspaudę tą ikonėlę jums išmes pasirinkimą suaugusių ir vaikų daiktus. Paspaudę ant pasirinktos ikonėlės, tada jums atveria daiktų sąrašą. Norint užsisakyti daiktą, spaudžiate ant konkretaus daikto ir jums išmeta prisijungimą į biblioteką. Jums reikia žinoti savo skaitytojo bilieto numerį ir slaptažodį. Tada prisijungus prie bibliotekos, jums leis tiesiog užsisakyti lengvai norimą daiktą. Jeigu mūsų biblioteka daiktų neturi, jums išmes pasirinkimą, kad galite rezervuoti Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje ar kitoje, kurioje yra šis daiktas.